Sveiki atvykę į šitą 8-ąjį susitikimą, kuris vadinasi Power to the People, galia žmonėms. Ir šiandieną darysime tai, ko dar niekada nedarėme. Tai yra viešas internetinis seminaras su daugiau kaip 1100 žmonių iš 48 šalių ir 10 kalbų. Ir tai darome norėdami aptarti labai svarbų klausimą, kaip piliečių susirinkimai, asamblėjos gali pakeisti mūsų demokratiją Europoje ir už jos ribų. Ir prieš pradėdamas noriu paaiškinti keletą taisyklių. Pirmiausia, kasgi mes esame. Tai organizacija Power to the People. Tai Europos alternatyviai mąstančių žmonių organizacija, Europos universitetų instituto, Europe Calling, Mia Demokratija, Another Europe is Possible, Citizens Take Over Europe, ECA Campaign ir Democratic Odyssey. Tai organizacijos, kurios bendradarbiauja. Mano vardas Maximilian Fries, esu Europe Calling vykdomasis direktorius ir taip pat matysite ir Sarah Handel iš Mia Demokratija, Teona Birkner iš Europos universitetinio instituto, kuri moderuos šio vakaro renginį. Čia diskusijų grupėje mes kalbėsime anglų kalba ir ji bus verčiama į 9 kitas kalbas. Galėsite pasirinkti savo kalbą prie gaublio parinkties. Kaip jau sakiau, lietuvių kalbos negalėjome pavadinti lietuvių kalba, todėl pavadiname korėjiečių kalba. Ir visas instrukcijas aš įkėliau į pokalbių langą Zoom platformoje. Taigi iš anksto dėkoju vertėjams už tai, kad padės mums susikalbėti, o visi kalbėtojai labai padės vertėjams, jeigu visi kalbės lėtai. Taigi, mes galime dabar pasižiūrėti, ko galime tikėtis šį vakarą. Pirmiausia, prisistatysime, po to kalbės Sara, po to Arla Rei, Yves de Hega, Stephanie, ir po to vyks diskusija tarp Kalipso Nikolaidis ir Nikolo Milanese, ir tada bus trečioji dalis. Ir tada jūs kalbėsite su savo draugais, svarbiais draugais ir piliečiais iš skirtingų pilietinių visuomeninių organizacijų. Ir taip pat kalbėsite su politikais ir politikai jums papasakos, ką jie galvoja apie jūsų idėjas ir ko iš jų galima tikėtis. Kaip visada, galėsite užduoti klausimus. Galite dabar nusiskanuoti dešinėje esantį QR kodą. Tai yra pokalbių svetainės nuoroda. Galėsite užduoti juos. Mes, aišku, nustatysime prioritetų sąrašą ir išrinksime pačius svarbiausius, jeigu klausimų bus labai daug. Šis internetinis seminaras yra įrašomas, vėliau jis bus patalpintas YouTube ir kaip podcastas. Tad prašome to nepamiršti, kai užduosite klausimą, prisistatykite vardu ir pavardę. Taigi tiek taisyklių. Ir dabar norėčiau perduoti žodį kolegijai Tiona, kad jį pasveikintų jūs. Dėkuoju, Maksai. Sveiki visi. Kaip Maksas sakė, aš esu Teona ir aš dirbu su Democratic Odyssey, Demokratinė Odisėja projektu Europos universitetų institute. Džiaugu jūs čia matyti, kaip Maks sakė, niekada to anksčiau nebuvome darę, tai ypatinga sesija. Mes aptarsime Democratic Odyssey projektą, kuris gyvena savo pirmąjį pilotinį bandomąjį žmonių asamblėjos projektą Atėnuose, kuris vyks po kelių savaičių, rugsėjo mėnesį. Ir čia auditorijoje mes taip pat turime tokių žmonių, kurie dalyvau šioje pirmoje asamblėjoje. Mes turime žmonių, kuriuos mes pasirinkome savo fondo veikloje ir tikrai labai daug dirbome pasirinkdami kalbėtojus ir ypatingai noriu jūs pasveikinti, nes mes pirmą kartą matomės asmeniškai. Mes kalbėjomės, bendravome elektroniniu paštu, jūs gavote iš mūsų daug informacijos, tačiau mes susitinkame pirmą kartą ir matome vieni kitus irgi pirmą kartą.
kartą. Taigi džiaugiamės, kad esate šio projekto dalimi. Ir taip pat džiaugiuosi, kad mes organizuojame šitą sesiją ir mes turime puikių kalbėtojų, kurie su jumis pasidalins daugiau informacijos su piliečių asamblėje. Ir galėsite daugiau išgirsti apie šitą demokratijos modelį ir pamatysite šių procesų dalyvius ir išgirsite apie jų patirtį, kaip piliečiai gali dalyvauti tokiuose procesuose. Taigi po šios sesijos turbūt dar labiau norėsite atvažiuoti į Atėnus ir prie mūsų prisijungti ir galėsite suprasti apie šitą puikų, didžiulį demokratinį eksperimentą, kurio dalimi būsite ir jūs. Dabar noriu pristatyti Sarah Handel, kuri jums padarys trumpą pristatymą. Ačiū, Fiona. Labai džiaugiuosi visus jūs čia matydama. Man tikrai labai smagu, kad mums pavyko kartu susiorganizuoti į tokį didelį renginį. Sveiki visi, aš esu Sara. Aš esu iš Mu Democracy organizacijos. Norėčiau padaryti nedidelį pranešimą ir papasakoti jums apie Democratic Odyssey projektą. Aš manau, kad šio demokratinio projekto centre yra mūsų demokratija ir didelis klausimas yra, ko mūsų demokratijai reikia, kad ji būtų mums visiems piliečiams. Taigi padarysiu nedidelį pranešimą, kuris pradeda nuo mūsų gelmių ir paskui išsirutulioja į demokratinės Odisėjos projektą. Everybody can see, yeah? Ar visi matote? Taigi šiek tiek norėčiau pakalbėti apie demokratijos transformaciją. Tai vyksta lėtai, niekas greitai nevyksta ir tai yra labai svarbu. Matote iš dalies kodėl. Aš norėčiau jums priminti bazinius demokratijos dalykus, jos elementus, tai yra mes, piliečiai, kurie išrenkame mums atstovaujančius asmenis, kurie sudaro parlamentą, kurie kuria teisės aktus, kurie renka vyriausybės ir atsiskaito. Taigi, kai mes matome šiuos 4 demokratijos elementus, matome, kad vis didėja nepasitenkinimas tuo, kaip tai veikia. Tai pasireiškia pasitikėjimu, kuris vis mažėja. Pažiūrėkime į EBPO valstybės. Vyriausybėmis pasitikė 39%, parlamentais 36%. Partijomis 24%, o tai yra tos grupės, kurios atstovauja mums, mūsų svajonėms ir mūsų perspektyvoms, o pasitikė jomis tik 24%. Ir kai žiūrime dar giliau, mes matome šio pasitikėjimo lygmens viena didelė varomoji jėga yra žmonės, kurie jaučia, kad jie neturi balso savo politinėje sistemoje. Ir tokie žmonės, kurie taip mano, 47% mažiau pasitikė visomis šiomis institucijomis nei tie, kurie kurie mano esantis demokratinio proceso dalimi. Mūsų demokratija miršta. Mums labai neblogai sekėsi nuo 1976 iki 2016 metų. Raida buvo teigiama, vis daugiau žmonių gyveno demokratijoje ir 52% šioje planetoje gyveno demokratinėje santvarkoje. Tačiau nuo tada viskas pradėjo mažėti. 22 metais tik 29% vis dar gyvena demokratinėje santvarkoje ir tik 13% gyvena liberalioje demokratijoje, kur yra apsaugomos žmogaus teisės, teisinė valstybė ir panašiai.
Kokiomis sąlygomis gyvena mūsų demokratija? Mes turime iškelti savo klausimą, kodėl mūsų demokratija patiria tokį stresą. Tam yra daugybė priežasčių, paminėsiu kelias, kurios daro didelį spaudimą mūsų demokratijai. Visų pirma, didėja neligybė, nes tai paneigia pagrindinį demokratijos principą. Pažadą. Jeigu visi gali pasisakyti, tai visi klausia, kodėl tik nedidelės dalys žmonių gauna naudos iš mūsų demokratijos. Ir taip pat turime ir augančią įvairovę. Žmonės vis įvairesnės žmonių grupės nori pasisakyti, kaip jie nori gyventi. Ir jie pasirenka įvairius dalykus viduje ir savo gyvenimo pasirinkimus, ir savo svajonės ir panašiai. Ir tai reiškia, kad mūsų visuomenės yra draskomos ideologinių ir kultūrinių konfliktų. Taip pat mes turime augančius iššūkius. Yra tokių žmonių, kurie baiminasi, kad už kampo yra trečiasis pasaulinis karas. Taip pat mes žinome, kad klimato kaita ir biologinės įvairovės krizė keičia mūsų gyvenimo būdą. Taigi turi pasikeisti daugybė dalykų. Ir turėdami šią žinią, kad mums reikia keistis, mes turime daug baimių, nes daugelis žmonių sako, kad su visomis šiomis problemomis, kurios yra šiandieną pasaulyje, aš būsiu saugus ir ką aš prarasiu šiuose kovose. Ir šita auganti baimė mūsų demokratijai taip pat daro labai daug spaudimo. Taigi aš manau, kad jau seniai mums reikia pradėti galvoti apie tai, kaip demokratiją kurtis kitaip. Nes jeigu atstovaujama partija praranda teisėtumą, tai leidžia įtraukti daugiau žmonių tiesiogiai. Ir tai turi daug savo pranašumų, kurių 3 dabar paminėsiu. Piliečių asamblėjos mums užtikrina lygybę, nes kiekvienas iš mūsų turime galimybę ten dalyvauti. Nes mes taip pat galime iš pilietinių visuomenių laukti, pilietinių asamblėjų laukti įvairovės. Ir jeigu mes turime mažumų ar moterų grupių, visi gali dalyvauti mūsų demokratijoje. Taip pat mes galime sukurti naują dinamiką, o tai mums leidžia bendradarbiauti užuot tarpusavyje kovojus. Taigi iš principo piliečių asamblėjos yra impulsas, kuriuo pavyksta atstatyti pasitikėjimą demokratiją. Noriu paminėti 4 dalykus, kaip auginamas pasitikėjimas. Piliečių asamblėjos padeda mums išauginti pasitikėjimą mumis kaip grupe. Ir nepaisant to, kad esame skirtingi, vis tiek mes turime bendrą pagrindą, kuriuo remdamiesi einame į priekį. Taip pat jos padeda mums susigrąžinti pasitikėjimą manimi kaip piliečių, nes tie žmonės, kurie tame dalyvauja, mano, kad jų balsas, jaučia, kad jų balsas svarbus ir kad jų perspektyva yra svarbi, kad jie gali atlikti savo vaidmenį šioje demokratijoje. Taip pat jie padeda mums rasti pasitikėjimą demokratiniu procesu, nes esant tinkamoms sąlygoms, jos gali parodyti, kad yra įmanoma ir savitarpio pagarba ir empatija. Ir todėl bendradarbiavimas laimi. Ir galiausiai, ką daro piliečių asamblėjos? Jos augina pagarbą tiems sudėtingiams iššūkiams, kurių mes turime šiandieną apsčiai. Todėl tai reiškia poreikių daugialypiškumą, įvairovę. Turbūt nenustebsite pamatę, kad piliečių asamblėjos priemonės įgauna vis daugiau pagreičio. Tai prasidėjo dar 80-aisiais, 90-ame dešimtmetyje, tačiau apie 2010-uosius tai įgijo didelį pagreitį ir visame pasaulyje, visais lygmenimis ir visomis temomis pradėjo burtis piliečių asamblėjos. Norėčiau papasakoti, kiek jos paplitusios. Nuo 2019 metų mes turėjome jau 2 pasaulinės asamblėjas, 7
ES asamblėjas, 60 nacionalinių lygmenių ir 660 organizuotų asamblėjų vietinių lygmenių. What was the impact of these assemblies? Kaip poveikį daro šios asamblėjos? Turiu 3 pavyzdžius. Po mano pranešimo mes paanalizuosime 3 tokias asamblėjas ir galime paanalizuoti, kokį poveikį tos asamblėjos daro. Buvo džiugu girdėti apie Airijos piliečių asamblėją, Belgijos ir taip pat EU Conference on the Future of Europe, tai yra Europos konferencija dėl Europos ateities. Dabar mes turbūt tikimės, kad visi esame didelio judėjimo dalis. Ir būtent todėl mes sukūrėme šitą demokratinę odisėją, kuri nori eiti toliau, nepaisant visų mūsų jaučiamų spaudimų. Ir tai ji nori parodyti jums, žmonėms, piliečiams, kad piliečiai ir pilietinės visuomenės turi tikrą vaidmenį, transformuodamos demokratiją ir rasdamos naujus sprendimus. Taigi, man belieka pasakyti, kad sveiki, įlipę į mūsų laivą ir galime dabar kartu pradėti savo kelionę. Ir tikiuosi, kad šitas nuotykis mums visiems bus malonus, nepaisant visų laukiančių iššūkių. Ir padarysime viską, ką galime. Ačiū iš mano pusės. Dabar grąžinu žodį Jonai. Dėkoju už puikų pristatymą, Sara. Taip pat dėkoju už tai, kad priminėte mums, kaip svarbu plėtoti toliau demokratiją, kad tai aktualu visiems piliečiams. Dabar, kaip jau sakė Sara, bus 3 trumpi pristatymai apie piliečių asamblėjas, kurios vyko. Ir tikimės, kad tai parodys, kaip tai paveikė tas visuomenės, kur tai vyko, koks buvo viso to poveikis. Pirmiausia, norėčiau pristatyti Art O'Leary, Airijos rinkimų komisijos sekretoriaus pavaduotojo, ir jis pristatys Airijos asamblėją dėl teisės į abortą. Tai buvo labai svarbus įvykis, tad be abejo girdėjote apie tai. Dėkoju, Artai, kad prisijungėte, žodis jums. Dėkoju, Teona, labai malonu būti čia. Sveikinuosi iš saulėtojo Dublino, nors nedažnai galiu taip sakyti. Labai malonu dalyvauti šiame susitikime, tiek daug žmonių. Sveikinimo organizatoriams reikėjo be abejo daug darbo įdėti, nes matau, kad, ir džiaugiuosi, kad tiek daug dalyvių yra. Trumpai norėčiau tikrai pirmiausia pakomentuoti apie tai, ką Sara pasakė, pirmiausia dėl pasitikėjimo. Apie pasitikėjimą kalbama nuolat ir asamblėjoje buvome atrinkę 100 žmonių ir kėlėme klausimą per pačią pirmą dieną. Taigi klausime, kodėl jie norėjo dalyvauti, jie juk pasižadėjo per metus 6-7 savaitgalius dalyvauti šiame susirinkime, šioje asamblėjoje. Atsiprašau, ar tai trumpai turime nutraukti jūs? Turime techninę problemą nedidelę. Berods buvo supainioti vertimo kanalai anglų ir graikų kalbų. Jau viską sutvarkysime ir galime tęsti. Taigi, ar tai prašau, tęskite. Jokių problemų. Ar viskas dabar gerai? Taip, viskas gerai, dėkoju. Gerai, taigi, štai pirmą dieną kėlėme klausimą piliečiams, kodėl jie panoro dalyvauti. Ir beveik pusė piliečių iš to 100, kurie buvo atrinkti, sakė, kad piliečių asamblėjos tai yra tas būdas, kaip mums įgyvendinti tai, ką reikia Airijai. Įsivaizduojate? Dar prieš 10 metų tokios asamblėjos nevykdavo Airijoje, o štai per 10 metų, kai ši praktika jau yra, piliečiai mano, kad asamblėjos tapo būtina priemonė, kuria Airija gali išspręsti didžiausias problemas. Ir tai yra priemonė suformuoti politiką, priimti sprendimus.
Pagalvokime apie tai. Tai labai reikšmingas elementas. Piliečių asamblėjos transformavo tai, kaip Airijos visuomenė gyvena, kaip mąsto, kaip dirba. Turbūt geras pavyzdys, kurį žinote, yra piliečių asamblėja dėl aborto teisių. Kaip žinote, Airijoje 60 pastarųjų metų buvo neįmanoma netgi vesti civilizuotą diskusiją dėl abortų, nes vos prasidėjus diskusijai televizijoje ar žiniasklaidoje, iš karto formuosi ekstremalios pozicijos ir visi pradeda rėkti. O ką mes padarėme? Asamblėje surinkėme reprezentatyvę grupę žmonių vienoje salėje. Mes taip pavadiname, kad štai jie susirinko į vieną salę tą projektą ir sukūrėme saugią aplinką, kur apie tai pasikalbėti. Buvo kelios taisyklės, bet jų nebuvo daug, bet pagrindinė taisyklė buvo štai kokia, kad nebus salėje konflikto. Visi gali išsakyti savo nuomonę ir pasisakyti ir tai daryti saugioje aplinkoje. Taigi, jeigu trumpai, nes matau, kad neturime labai daug laiko, mūsų piliečiai pateikė keletą rekomendacijų dėl moters reprodukcinės sveikatos sistemos Airijoje ir tie pasiūlymai gerokai viršijo žiniasklaidos ir vyriausybės lūkesčius. Ko buvo tikimasi? Buvo tikimasi galbūt kuklių, atsargių rekomendacijų, kaip nors kalbėti apie tai, kokius būtų galima numatyti sprendimus, kai kyla pavojus moters gyvybei. Tačiau piliečiai rekomendavo daug daugiau, daug liberalesnį sprendimą. Ir tai šokiravo sistemą. Politinė sistema manė, kad Airijos žmonės niekada tokių dalykų nepalaikytų. Tiesiog buvo manoma, kad tai yra neįmanoma. Taigi labai trumpai, piliečiai susirinkę asamblėje balsavo 67 prieš 33 už tą labai liberalų abortų sistemos pasiūlymą ir kai paskui buvo iškeltas referendumas Airijoje, 66% balsavo už, 34 prieš. Ką tai parodo? Tai reiškia, kad tas susirinkimas tikrai buvo reprezentatyvus. Puikiai atspindėjo Airijos visuomenę ir Airijos sprendimus balsuojant. Ir kas dar turbūt labai svarbu, tiems žmonėms ar kitiems, kas svarsto apie tokius sprendimus, Airijos žmonės labai niuansuotai išsakė savo pozicijas, labai subtiliai, argumentaciją savo dėliojo daug labiau negu tikėjosi vyriausybė. Konstitucija buvo pakeista, numatant aborto galimybę dėl to, kad 100 žmonių susirinko salėje ir labai atvirai, skaidriai diskutavo. Ir Airijos visuomenė tai priėmė. Po to per paskutinius 12 metų vyko daugybė asamblėjų, vyko 6 nacionalinės asamblėjos, 14 klausimų sprendė, buvo keista konstitucija keletą kartų, buvo keisti įstatymai, ne vieną kartą, keitėme taip pat parlamento darbo tvarką, keitėme vyriausybės politiką, labai vairiais klausimais, pavyzdžiui, nelegalių narkotinių medžiagų naudojimas, lyčių lygybė, klimato kaita, kitos temos. Ir visa tai buvo padaryta todėl, kad 2012 metais vyriausybė buvo pakankamai drąsi ir nutarė suteikti galimybę piliečiams pasisakyti. Vyriausybė pasakė, pažiūrėkime, gal piliečiai ras geresnį sprendimą negu mes. Tad, manau, reikia tikrai atkreipti dėmesį į tą vyriausybės sprendimą ir išsakyti padėką už tai. Ir beje, pasos keletą metų nekantrą bendravau ir šalyse apie piliečių asamblėjas ir matome, kad tikrai yra tiesiog alkis. Žmonės nori įsitraukti, sprendžiant politinius sprendimus. Vienintelė didžioji kritika, kurią girdžiu, yra tai kėl klausimas, kodėl politikai bijo tokios inovacijos. Juk nėra čia ko bijoti. Iš piliečių asamblėjų nėra ko bijoti. Piliečių asamblėjos nepakeis, jos nebus naudomas vietoj politinės sistemos. Ne, politinės asamblėjos yra parama politikams priimti geresnius sprendimus. Jie taip gali
sudaryti geresnį vaizdą apie problemas. Ir, pavyzdžiui, abortų klausimas katalikiškoje Airijoje buvo, itin svarbus klausimas, bet asamblėja su to susitvarkė. Tad jeigu ši sistema veikia Airijoje, manau, kad ir kitur jį pasiteisins. Dėkoju ir lauksiu klausimų. Dėkoju Artai. Toliau, kitas pristatymas. Yves Dejaher, Demokratijos inovacijų Europoje federacijos direktorius, jis kalbės apie G1000 judėjimą ir jo poveikį. Dėkuoju Yves už tai, kad atvykote ir žodis jums. Dėkuoju, kad pakvietėte mane ir kaip sakė Artas, tikrai džiugu, kad yra tiek dalyvių, bendrauju su dalyviais, tikrai labai smagu matyti tiek daug žmonių, kurie domisi šį temą. Matau taip pat ir senų draugų. Aš kreipiuosi į jūs iš Belgijos. Ir ši šalis 3 dalykus gerai daro. Alų gerai verda, šokoladą ir taip pat puikiai politinės krizės sukuria. Gal italai ir graikai taip pat sakytų, kad ir jie labai gerai kelia krizės. Bet mes paskui 40 metų struktūrinių požiūrių, struktūrinių būdų keliame naujas politinės krizės. Ir kaip mes anksčiau krizės spręsdavome? Elitas net ir iš skirtingų grupių susirinkdavo ir suformuodavo kokį nors susitarimą. Ir labai ilgą laiką mes tiesiog ir pasitikėjome tuo elitu, kad elitas išlaikys šią labai įvairią šalį kaip vienetą. Netgi atsirado terminas tokia naujas belgiškas terminas apie tai, kaip elitas išsprendžia problemas po to, kai reikia po rinkimų sutvarkyti ir rasti sprendimą kitiems 4 metams. Ir 60 metais buvo didžiulė politinė krizė. Tuomet panašu, kad politinis elitas arba nebepajėgė, arba nebenorėjo po rinkimų pasiekti susitarimo ir per 500 dienų neturėjome vyriausybės. Tai vis dar yra pasaulio rekordas, kiek laiko šalis buvo be vyriausybės po rinkimų. Per tą laiką intelektualai pradėjo viešai kalbėti, ar galima kaip nors kitaip šis problemas spręsti. Matome, kad politikai nepajėgia, tai gal piliečiai galėtų padaryti tai, ko nepajėgs politikai. Būtent iš čia atsirado G1000 judėjimas. Kodėl tokio norėjau pristatyti istoriją šios mūsų šalies? Nes situacija visai kitokia yra negu Airija. Airijoje pasiūlymas buvo iš viršaus pateiktas, o pas mus iš apačios. Judėjimas neįtraukė politinių partijų, viskam vadovauja piliečiai, įskaitant ir finansavimą. Suteiktinį finansavimą, kad projektas pavyktų. Taigi tai buvo piliečių iniciatyva ir įsitraukė labai matomi žmonės ir rašytojai, intelektualai. Koks buvo sumanymas? Buvo siekiama surinkti piliečius, juos loterijos būdu atrinkti, pakviesti visus į Briuselį ir aptarti keletą svarbių temų. Nelengvų klausimų aptarti, bet svarbių temų. Taigi štai kokios buvo temos. Pirmiausia, socialinė gerovė, imigracija. Taigi didžiulės temos. Temos, kurios įvairios šalys iki šiol diskutuoja. 704 piliečiai susirinko 2005 metais. Tad tai buvo vienos dienos piliečių asamblėja. Vis tik per tą vieną dieną, beje, taip pat ir buvo iš kelių kalbų atstovai. Taigi dvikalbis buvo susirinkimas, vis tiek pavyko pateikti tam tikrų vertingų pasiūlymų. Taip pat per tą dieną buvo siūloma dalyviams ir kitiems asmenėms, kitiems žmonėms, kurie taip pat šios klausimus svarstyti, mes paruošėme tam tikrą metodologiją, paketą, kurį išplatinome, kad žmonės galėtų ir pas save namie šis klausimus kelti ir savo miestuose. Taigi, tą dieną vyko labai daug pilietinės veiklos, vis tai buvo labai matoma. Manęs buvo paklausta apie G1000 judėjimo palikimą. Tai net ir po to renginio, kuomet dalyvavo 704 asmenys, tas svarbus palikimas yra ne tiek rekomendacijos, kiek tie pasakojimai.
kurie liko. Ta patirtis, nes pasikeitė, kaip šalis žiūri į piliečių įtraukimą. Pavyzdžiui, iki tol jokia politinė partija neturėjo savo programoje numačiusi pilietinio aktyvumo klausimų. Per kitus rinkimus beveik visos partijos pradėjo kalbėti programose apie tai, kaip nori traukti piliečius į politiką. Taigi, tai yra aiškus pavyzdys. Taip pat jie norėjo traukti ir piliečių atrinkimą loterijos būdu į asamblėjas. Žiniasklaida apie tai daug kalbėjo taip pat ir apie atrankos loterijos būdų principą, kas prieš tai buvo mažai aptariama. Beje, tai ne visą laiką buvo vertinama pozityviai. Žiniasklaida kartais taip pat gana ciniškai žiūrėdavo, bet vis tiek visuomenė apie tai svarstė. Taip pat tarptautiniu lygiu G1000 variantai dar buvo organizuoti ir Nyderlanduose, ir Ispanijoje. Tad šis renginys parodė, kaip galima kitaip bendrauti su piliečiais. Tad manau, kad didysis G1000 palikimas yra kitoks negu prieš tai pristatytas, bet tai vis tiek parodo, kaip gali kitaip veikti politinė sistema. Jau praėjo 14 metų beveik. Ir per tą laiką, prieš kelis metus, pirmą kartą regioninis parlamentas numatė nuolatinę asamblėją. Briuselio miestas numato 2 atskirus nuolatinius mechanizmus, kuomet piliečiai turi loterijos būdu aptarti klimato kaitos ir kitus klausimus. Taip pat yra ir pasiūlymas nacionaliniame parlamente, kaip pritaikyti šį atrankos loterijos būdų principą. Taigi, šio renginio palikimas tikrai pakeitė, kaip piliečiai žiūri, kokia galėtų būti piliečių vieta politikoje. Na, žinau, kad laiko nėra daug, tad mielai atsakysiu į klausimus vėliau. Dėkoju. Dėkoju, Yves. Toliau, Stephanie Hartung, Europos ateities konferencijos ambasadorė. Ji pristatys, kokį poveikį turėjo ši konferencija. Dėkoju už tai, kad prisijungėte. Dėkoju, kad kvietėte. Tikrai labai malonu dalyvauti. Konferencija baigėsi prieš beveik 2 metus ir džiugu, kad prie šio projekto grįžtama. Aš taip pat manau, kad projektas buvo labai sėkmingas. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad aš nebuvau tarp ambasadorių, aš buvau viena iš nacionalinių atstovų, Vokietijos atstovė, tikrai didžiavausi šią garbę. Aš prieš tai esu dalyvavusi proeuropietiškose judėjimuose kaip tarybos narė ir toliau aktyviai dalyvauju. Koks buvo konferencijos poveikis? Tai turbūt buvo didžiausias ir inovatyviausias projektas, kurį 3 ES institucijos kartu įgyvendino, kad būtų galima geriau atstovauti piliečiams ES lygiu. Kaipgi tai veikia? Na, gal ne visi žino, kaip konferencija veikia, bet tai buvo viena iš problemų, su kuriuo sudūrėme. Buvo didžiulė rinkodaros problema. Taigi labai trumpai. 800 ES piliečių buvo atrinkti atsitiktiniu būdu ir jie susirinko kartu per 4 diskusijų grupės per keletą mėnesių ir aptarinėjo įvairias temas, pritarines temas ir siūlė keletą 100 rekomendacijų dėl Europos ateities. Vėliau visą tai buvo aptarta didesnėje plenarinėje sesijoje ir mažesnėse darbo grupėse, kur dalyvavo ir atstovai iš visų ES 3 institucijų ir tuomet buvo parinkti 49 bendrieji pasiūlymai, kurie buvo jau pateikti galutinėje konferencijos ataskaitoje. Konferencija buvo labai ambicinga tuo atžvilgiu, kad visos institucijos bendradarbiavo taip, kaip įprastai nebendradarbiauja. Pavyzdžiui, buvo įsteigtas bendras sekretariatas, kur buvo sprendžiamas įvairios problemos, jau užkulisiuose, kad būtų galima sudaryti reikiamus kompromisus tarp institucijų. Kas dar svarbiau? Mes, kaip piliečiai, ir taip pat piliečiai ir politikai, atsiprašau, dalyvavo šiame eksperimente, didžiuliame eksperimente, kuris buvo, nenuspėjamas, buvo labai neaišku, koks bus rezultatas. Bet vis tik mes visi dalyvavome ir tie 800 žmonių dalyvavo labai entuziastingai.
mes supratome, kad Briuselis ir Strasbūras pagaliau atvėrė duris piliečiams ir piliečiai tikrai norėjo įsitikinti, kad tos duris ir ateityje liktų atviros. Manau, kad toks poreikis išlieka. Žinoma, buvo įvairių problemų, didesnių ir mažesnių, tiek organizacinių problemų buvo dėl komunikacijos problemų, dažnai buvo vėluojama, ne viskas iki galo padaroma, galbūt, tokiu europietiškai prastų būdų, bet viskas galiausiai pavyko, tikrai taip pat, kaip jau minėjau, buvo ir reklamos problema turbūt pirmiausia, nes per mažai žmonių tik žinojo apie šią iniciatyvą. Nepaisant to, kad į reklamą buvo labai daug investuojama iš ES pusės ir kai kurių valstybių narių pusės, buvo siekiama tikrai pritraukti daug dėmesio šią konferenciją. Taip pat vis buvo svarstoma ir galvojama apie tos kelis klausimus, kasgi bus su tais sprendimais, ar bus atsižvelgti tuos pasiūlymus ir ar jie taps tikrovę bent tam tikrą dalimi. Kaip pati vertinu, galėčiau štai kaip pasakyti. Konferencija pavyko ir tapo pagrindu geriau įtraukti piliečius būsimuose projektuose. Buvo aptarta labai daug temų ir visos temos buvo aptariamos, nebuvo jokių apribojimų turiniui. Konferencijoje bendravo politikai ir piliečiai, bendravo grupėse ir tai leido dalintis nuomonėmis ir vizijomis ir tai daryti asmeniškai. Tai buvo labai vertinga asmeninė patirtis. Taip pat tai paliko labai didelį įspūdį ir piliečiams, kurie dalyvavo. Iš 49 pasiūlymų, kurie buvo pateikti, yra toliau svarstomi Europos parlamente. Europos parlamentas priėmė juos kaip svarbius elementus, kas svarbu piliečiams. Pavyzdžiui, kai kurie energetikos klausimai buvo perkelti į Europos parlamentą. Parlamentas ėmėsi šių klausimų iš karto po konferencijos uždarymo. Taip pat, norėčiau kaip dėmesį tai, ką pasakė Sara šiek tiek prieš tai. Piliečiai, kurie dalyvavo šią konferenciją, ar bent jau atkreipė dėmesį šią konferenciją, manau, kad tarp klausytojų taip pat yra šių žmonių, jie paskui vertino, kad į jų balsą buvo įsiklausyta. Ir įvairios iniciatyvos, kaip piliečių dalyvavimo projektas, kurį vėliau rengė Europos komisija 2021 metais. Tie projektai parodo, kad durys lieka atviros naujam projektam ir galima toliau remtis konferencijos pasiekimais. Manau, kad yra tikrai geras pagrindas ir galime stebėti, kas bus toliau ateityje. Dėkoju, Stephanie. Toliau mūsų laukia diskusija tarp dviejų asmenų, kurie prisidės įgyvendinant pirmą žmonių asamblėjos idėją. Pirmiausia, pristatyti Kalypso Nikolaidis. Jis yra vienas iš demokratinės odisėjos kūrėjų ir taip pat Nikolo Milanezė, Europos iniciatyvų vadovas. Tikrai, kad išgirsti jų pokalbį, kokias pamokas jie mano, kad gali išmokti iš šios patirties. In the English, or was it Greek? I'm not sure. Man atrodo, kad buvo problemų su vertimo kanalais, atrodo, ar graikų ar bulgarų vėlgi. Calypso, I think you need to switch your camera on. Calypso, man atrodo, reikia jums įsijungti kamerą. Sorry, that was technical. Okay, thanks. So hope the interpretation will work now. And now so we'll see how Calypso and Nicola draw out. Tikiuosi, kad vertimas veiks gerai ir tikiuosi, kad mes galėsime dabar pasimokyti daugiau iš to, ką išgirsime apie demokratinę odisėją ir tarp valstybinę asamblėją. Aš girdžiu jūs ir turbūt jūs žmonės girdi daugybę skirtingų kalbų, nebūtinai ta kalba, kurią
jie tikisi, kaip sakė, ką tik Maksas. Aš manau, kad jūs pateikėte puikius pavyzdžius, tai yra skirtingos piliečių asamblėjų formos, žmonės skirtingų kilmių ir skirtingai atvyksta, kai kurie politikai prašo pilietinių asamblėjų, kai kurie tiesiog juos pasiūlo ir labai puikus pavyzdys. Mūsų demokratinė odisėja yra kelio pradžioje ir aš manau, kad yra labai svarbu pasakyti ir pabrėžti, kad ir mes esame labai ambicingi ir Kalipso turbūt parodys tuos unikalius bruožus, kuriuos mes tengiamės sukurti. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Tai yra savalaikiškumas. Demokratinė politika yra skirta žmonių asamblėjai Europoje sukurti. Ir kaip sakė Sara, yra daugybė krizių formų, kurios yra egzistencinės, kurios atgraso žmonės nuo pasitikėjimo. Ir dabar yra tik tais metai iki rinkimų. Ir daugelis turi dalyvauti šiuose rinkimuose ir turbūt dauguma žinote, kad šiomis dienomis ES institucijos skiria naująją komisiją ir yra daugybė dalykų, kuriuos mes galėtume padaryti laiku, tai yra padaryti taip, kad žmonių balsai būtų išgirsti. Taigi viskas vyksta laiku iš politinės pusės, tačiau taip pat ir iš intelektinės pusės. Ir kaip kiti minėjo, mes žinome, kad piliečių asamblėjose jau kelis dešimtmečius vyksta įvairūs dalykai ir mes renkame patirtį. Taigi mes, demokratiniai politikai visada stengiamės būti labai skaidrus ir žiūrime, kaip viskas vyksta. Ir be abejo, mes žinome, kad iniciatyvą parodo ir akademikai, ir praktikai, ir tie žmonės, kurie tose asamblėjose jau seniai dalyvauja. Taigi be galo svarbu pradėti tokią odisėją ir galbūt Kalipso papasakos apie to unikalius bruožus. Be abejo, aš norėčiau Makso paprašyti parodyti demokratinės odisėjos skaidrę. Aš pabandysiu. Mes matėme prieš kelias sekundės Kalipso. Aš dabar dar kartą uždėsiu šitą skaidrę. Taigi, kairėje pusėje pertraukite į kitą vietą ir matysite. Not really, but let's go. Let's start. Yeah? We see what not really, but let's go. Let's start. We see what you want to show us. Let's go. Parodyti. Yeah, so I mean, Nicolo jums viską labai gerai apibendrino ir mes girdėjome kolegas ir draugus ir jie mums pasakojo apie demokratinę krizę. Tačiau demokratinė odisėja yra apie laiką, apie tai, kaip yra grįžtama atgal laiku. Ir jūs visi matote nuotrauką apie čia yra tas vadinamas Niks, Atėnuose didžiulis
didžiulė vieta, kur buvo priimami sprendimai. Nika, tai buvo priimami sprendimai dėl, pavyzdžiui, Akropolio pastatymo ar dėl karų. Ir iš dalies demokratinė Odisėja nori gauti įkvėpimo iš tokios tolimos praeities. Tačiau ironija yra ta, kad tie žmonės ne viską padarydavo gerai. Jie neįtraukdavo moterų, neįtraukdavo ūkininkų. Taigi tam tikrą prasme mes norime iš naujo sukurti tai, kas egzistavo. Ir tuo pačiu metu mes norime rasti sprendimus. Sara viską apibendrino ir mes galime apie tai kalbėtis, tačiau ką mes aptarėme. Europa bando išgyventi labai sunkiu metu ir tikiuosi, kad piliečių galia padės išspręsti šitą klausimą. Mes turime išspręsti demokratinio deficito problemą. Turime demokratinę krizę, kuri vyksta visais įmanomais būdais, apie kuriuos kalbėjo Sara. Ir žinote, kad tik vyko olimpinės žaidynės. Kas laimės prieš tas dvi jėgas? Mes kalbėjome apie piliečių Europos galią. Ar mes galime ją sukurti, pastatyti? Ar mums tai pavyks padaryti? Ir jūs klausėtės ir Iva, ir Stefani. Mes tai padarėme nacionaliniu lygmeniu ir Airijoje, ir Belgijoje. Ir Stefani mums priminė, ir iš tikrųjų dalyvavo tame, kad mums tai pavyko. Ir visgi tuo metu žmonės nelabai daug ką žinojo apie tai ir procesas ne visada buvo įtrauklus. Ir mes turime tikrai daug ką dar nuveikti šiuo eksperimentu. Ką mes galime pasakyti, aš jau užsiminiau, tačiau tai yra mūsų ateities pažadas. Galbūt mes galėsime vieni kitiems daugiau papasakoti. Daugelis žmonių kalba apie planavimo politiką ir kaip mes tai darome. Mes turime asamblėjas, kuriomis stengiamės užsitikrinti, kad darbai būtų padaryti. Mes turime kolektyvinį protą ir būtent apie tai ir kalba demokratinė Odisėja. Tai nėra kažkokia magija. Mes turime ir rinkimų demokratiją, tiesioginę demokratiją. Mums reikia pagalvoti, kaip mums tai susijęti į geresnę demokratiją. Taigi, ką mes siūlome, kad Europa turėtų nuolatinę asamblėją, tokią asamblėją, kuri ne tik paprasčiausiai egzistuos sušaukdama kažkokią tai diskusiją, kad tai būtų nuolatinė organizacija ir papildytų esamą politiką. Demokratinė Odisėja tai yra jūsų vaizduotė. Tai yra tokia asamblėja, kuri bus daugiakalbė ir svarbiausia, kad ji keliaus Europoje. Tai prasidės prieš porą savaičių. Ir kaip sakė Fiona, mes Atėnuose turime piliečių, tačiau mes važiuosime į Vieną, Florenciją ir štai ką mes norime padaryti. Mes norime gauti įkvėpimo iš viską, ką matėme anksčiau.
Pagalvokime apie laivų flotilę, kuri išplaukia į jūrą ir padeda surinkti tą asamblėją. Ir tai gali būti tas momentas, kai Europos Sąjunga priima pagrindinį sprendimą. Mes norime kovoti, mes norime suplanuoti demokratinės kelionės. Kartais galbūt mes nešnekame kartu ir taip pat mes vykdome kampaniją. Mes kalbame ne tik apie piliečius ir asamblėjas, mes kalbame apie tai, kad mums reikia vykdyti kampaniją, kuri užtikrins, kad ši asamblėja būtų nuolatinė. Graikijoje mes kalbame apie mūsų vaizduotę ir apie tai, kad reikia pasėti sėklą. Ir grįšiu dabar prie tos pačios nuotraukos, nuo kurios pradėjau. Nikolo, galbūt galima būtų porą žodžių tarti apie tai, kas atsitiks Atėnuose po poros savaičių, kad būtų aišku, kad tai tikra. Aš grįšiu prie tos frazės, kuri daug ką pasako, kad kai Airija susirenka į asamblėją, tai yra tarytum Airija kambaryje. Ir vienas iš įdomiausių eksperimentų susijusių su žmonių asamblėje Europoje yra, ką reikštų turėti Europos žmonių imtį, reprezentacinę imtį. Atėnuose iš įvairių Europos šalių bus keli šimtai žmonių, įskaitant ir tokių, kurie neturi Europos pilietybės. Taigi bus ir pabėgėlių iš įvairių šalių žmonių, kurie yra labai skirtingo amžiaus, tai yra labai įvairios žmonių grupės. Ir kaip sakė Kalipso, tai yra labai svarbi kelionė. Tai bus žmonės kelionėje, o ne žmonės kambaryje. Ir daugelis mūsų veiklų bus outside, in public spaces, as well as taking place in rooms, and that speaks to an aspect of the model of the assembly that the People's Assembly is working towards, which is engaging in a very fluid way with the local environment, with civil society that is present in a local sense. There's going to be festivals around the assembly. So these are some aspects of both Athens and the journey that will go on over the coming year as this assembly moves around and builds a picture of European in movement. And concretely, when we're in Athens, we'll be using also theatrical, artistic methods, as well as more traditional deliberation to talk about how Europe should prepare itself to democratically deal with crisis. As everybody here knows, crisis is a word of Greek origin, meaning a moment of choice. It speaks to our current predicament, as well as recent experiences. Every one of the people that comes and takes part in the assembly will have experienced in their lifetime crisis, experienced it very differently, and we'll take them through exercises imagining Įsivaizduokime ateitį, kaip Europoje gyvenantys žmonės gali dirbti demokratiškai kartu su institucijomis, kad kartu išspręstų krizę. Tai yra pagrindinis šios kelionės devizas.
assembly Tai nėra is statinė nomadic, it is asamblėja, ji journeying into the klajojanti, future, it's ji opening up atvira minds protų and ir arms ginklais to work together veikti in a democratic way. greitai ir atvirai. Nikolo, O kas yra ta krizė? Ką turime omeny? Tai didžiulis rimtas žodis ir žinome, kad Europoje tai vadinama euro krize, imigracijos krize ir kitokia krize, energetikos krize. Ir tai yra daugialypė krizė. Ir be abejo, ką mes galėtume apie tai pasakyti? Mums visiems kylantis klausimas ir tiems piliečiams, kurie tai aptars, yra toks, ar ši krizė neatvėrė lango piliečių galiai. Tuo metu, kai mes galime mąstyti kolektyviai, taip pat ir uždarė langų, nes lyderiai kai kurios dalykus labai spontaniškai nusprendė. Kaip mes galime išgyventi ankstesnės krizes ir kai ką išmokti, būti atsparesni, mokydamiesi iš praeities. Galbūt galėtumėte sukonkretinti. Thank you so much. Dėkoju. Thank you so much. I'm moderating. Me too. I'm taking over now. I'm moderating. And now I think we all got a very nice what we actually talking image, about. picture in our head, what we actually talking about. And now we will going to invite, as we said, critical friends with maybe words of criticism, support, questions to what they've heard, what they presented, their own thoughts. We wanted to call it Provocation Corner at some point. So everything is possible, and we're really looking forward to it. We're really excited that so many people said, yes, I want to contribute something to this discussion. So we will start with 3 small inputs from civil society, and then have a slot for citizens, and then 3 inputs and civil society. And so I want to welcome again before we close. So I want to welcome Alexiane Terauchière-Barbanson, and I definitely mispronounced her name. Sorry, Alexiane. So she's a board member, or you're a board member of the Young European Federalists, and we are really excited to have you here and hear your thoughts on what you've heard and what you think about deliberative democracy in Europe. Alexiane, please. Dėkoju, Maksimilienė. Tikrai gerai ištarti. Tad džiaugiuosi. Beje, su šia pavarde Barko turi net ir prancūzakalbiai. Taip, mes su kolega jau seniai dirbame šią srityje, kad trauktume jaunimą, kad jaunimas daugiau domėtųsi Europos politiką, jie pasitikėtų ir siekime įtraukti jaunimą į vietinius veiksmus vietos lygių ir taip pat į Europos Sąjungos lygmens veiksmus. Kai paprašėte pakomentuoti tai, ką sakė Kalipso ir Nikolo, aš beje nesu telepatė, tad negalėjau iš anksto numatyti, kad bus pasakyta. Tad noriu pirmiausia padėkoti už tą galimybę ir manau, kad tikrai reikia suteikti daugiau galios žmonėms ir pirmiausia norėčiau galbūt skaičiu, kad tam tikrą kritiką ar provokaciją iš savo pusės. Kai kalbame apie tai, kad Europa yra projektas ateičiai jaunimui, reikia įtraukti jaunimą, kad jie kalbėtų apie tą ateitį, kokią nori sukurti. Bet kila klausimas, kasgi tie žmonės, apie kuriuos kalbama, taip kalbant, nes vis tik per pastaruosius rinkimus, kai kalbėjome apie Europos federaciją, matome, kad nėra to tokio vieningo Europos jaunimo, nėra vienos jaunimo grupės. Yra homogeniška ši grupė. Mes, jaunimas, esame žmonės, kurie iš vienos pusės yra ir tie, kurie tyrinėja Europą, studijuoja Europos studijose, kiti galbūt visai nieko nežino apie Europą. Tad galbūt pirmas elementas svarstant apie piliečių asamblėją yra kelti klausimą, kaip įtraukti tos žmonės,
kurie nėra įsitraukę ES reikalus savo kasdienybėje. Ir taip pat reikia taip pat turėti galvoje, kad būtent šie žmonės dažnai būna linkę atmesti Europą per rinkimus. Taip pat reikia traukti žmonės iš provincijos, iš kaimo vietovių. Aš beje pati užaugau saloje, Atlanto vandenyno pakrantėje. Tikrai ne visi žinojo, kaip atrodo ES vėliava, bet ar tikrai mano bendramžiai iš tos salos turėtų gėdytis to? Na, manau, kad ne. Koks galėtų būti sprendimas? Reikia toliau plėtoti Europos konferencijos idėją ir pasiremti skaitmeninėmis priemonėmis, kad pasirinktume tos žmonės, kurie galbūt negali asmeniškai atvykti į asamblėjas. Ir būtent mes tai ir padarėme patys. Mes rengėme konsultacijas prieš Europinius rinkimus. 1,5 milijono balsų buvo surinkta per tą platformą. Tikslas buvo išgirsti jaunimo mintis ties 10 svarbiausių sričių – technologijos, investicijos, eurozona, moksliniai tyrimai ir taip toliau. Ir būtent dėl skaitmeninių priemonių mums pavyko traukti žmonės iš labai skirtingų kontekstų, bet vėlgi čia situacija nebuvo tobula. Kaip piliečių asamblėjos gali pasinaudoti technologijomis, kad formuotų tas įvairias asamblėjas ir įtrauktų žmonės iš tų vietovių, kurios aktyviai dalyvauja pilietinėje visuomenėje. Ir taip pat paskutinis elementas, ką aš pakomentuoti. Ir beje, kaip tik mūsų organizacija apie tai diskutuoja, kaip pritraukti jaunimą, kaip užmegzti kontaktą, kaip sudominti. Atsakymas tikrai ne vien tik internetose technologijos, ir tikrai ne vien tik socialinė žiniasklaida. Reikia eiti ten, kur pilietinė visuomenė gali atsirasti interesas. Reikia eiti į universitetus be abejo, bet taip pat ir į muzikos festivalius, sporto klubus. Ir tai yra svarbus, bet ne visi jaunuoliai studijuoja. Tad reikia pagalvoti, kur bendrauti su jaunimu, kur jaunimą rasti. Ir baigdama, norėčiau išsakyti štai kokią komentarą. Mes taip pat diskutuojame apie vieną esminį dalyką, kad piliečių asamblėjos veiktų ir kad žmonės turėtų daugiau galios, tai gali būti demokratiška. Tokia yra geroji praktika, kad ES institucijos, politikai, administraciniai darbuotojai, taip pat administraciniai darbuotojai galėtų išgirsti žmonės. Ir kokiu lygiu reikia užtikrinti institucinę paramą projektams. Mūsų konsultacijos buvo veiksmingos, nes mes pritraukėme jaunimą, bet mes paskui bendravome ir su politikais. Mes gynėme pasiūlymus, mes gindėme mūsų vilties darbotvarkę, kaip ją vadiname. Bet kyla klausimas, kokią galią turės asamblėjos, jeigu nerems institucijos. Ir taip pat kyla kitas klausimas, kas bus, jeigu piliečiai nerems institucijų. Nes panašu, kad atmetimas, nesidomėjimas auga. Taigi, ką gali nuveikti institucijos dėl piliečių, piliečiai dėl institucijų. Thanks so much, Alexian. And you made a very nice transition. Dėkuoju, Alexian. You made a very nice transition. Taip, labai neblogai jūs perėjote. Perdusite žodį Bretui, nes jis kaip tik kalba apie tai, kaip pritraukti žmonės, kurie būna sunkiai pasiekiami, būtent Sortition Foundation, tai yra atrinkimo loterijos būdu fondas, kaip tik užsiima šio klausimo. Taigi, Bret,
hear what you have to Žodis jums. say. Dėkoju, Maks. Dėkui už pakvietimą kalbėti. Aš dabar esu Vengrijoje, Budapešte, Sortition Europe, vienas iš fondų, kaip tik svarsto, kaip įtraukti piliečius loterijos principų, kalba politinė loterija, ieškoma kaip įtraukti žmonės visoje Europoje, kaip įtraukti, kaip klausti, ar jie norėtų dalyvauti tokiuose renginiuose. Ir sužinojame, kad iš tikrųjų eiti nuo durų prie durų yra geriausias būdas, nes tuomet bendraujate su žmonėmis akis į akį, galite paaiškinti, kas bus, kokie yra tie projektai, taip pat galime pasiekti ir jaunimą tokiu būdu. Toliau dėl draugiškos kritikos ir provokavimo buvo kelti tokie pasiūlymai. Na, aš turiu 6 komentarus, kalbant apie piliečių asamblėjas, turbūt didysis iššūkis bet kokiai pilietinės organizacijai, kuri bando organizuoti asamblėją, ir beje matome, kad organizacijos vis dažniau rengia tokius renginius. Taigi, kėl klausimas, kaip užtikrinti nepriklausomumą? Kaip užtikrinti, kad tie, kas organizuoja tokius renginius, nepaveiktų sprendimų rezultatų. Tai yra didysis iššūkis visoms asamblėms, bet jis kyla ypač, kai renginius organizuoja pilietinė visuomenė. Antras svarbus elementas yra kokybė. Ir kitas iššūkis, kaip pilietinė visuomenė gali surinkti išteklių, užtikrinti, pavyzdžiui, kad vertimas būtų, kad viskas tinkamai veiktų, kaip užtikrinti aukštą darbo kokybę, kaip užtikrinti, kad demokratinė loterija būtų vykdoma tinkamai. Tai visuomet yra iššūkis. Ir beje, aš labai džiaugiuosi tuo, kas nuveikta jau iki šiol, ką matau nuveikta. Ir taip pat, čia galbūt atliepsiu tai, ką sako kai kurie kiti, ir Aleksian sakė, tai yra klausimas dėl poveikio. Kaip užtikrinti, kad tokia asamblėja turėtų poveikį ES lygiu. Kaip užtikrinti, kad žmonės nenumotų ranką į tą asamblėją kaip tik į tuščias kalbas. Taip pat suprantu, kad jūs irgi dirbate, kad kokybė būtų aukšta. Turint dėl pačios kampanijos, kaip institucionalizuoti piliečių asamblėjas ES lygiu. Vėlgi labai džiaugiuosi pastabomis. Sortition Foundation. Mes pradėsime kampanijų tikralystėje. Siūlysime Lordų rūmus pakeisti nuolatinę piliečių asamblėją. Žinoma, jeigu siūlysime atsakyti parlamento rūmų, tai vienas klausimas yra, kaip bandoma atsakyti tos rūmų dalies, kuri nėra populiari, bet kaip įtraukti demokratijos į europinį lygį, tai yra visai kitas iššūkis. Jau minėta, kad technologija šitai bus svarbus klausimas. Nemanau, kad yra tiek daug pavyzdžių, kad tie, kas yra galioje, atsakytų galios be plataus socialinio judėjimo ir be kovos. Tad reikia judėjimą kurti. Manau, turbūt tiek. Noriu palikti kitiems daugiau laiko pasisakyti. Dar kartą dėkoju už kvietimą dalyvauti. Ačiū. Dėkoju. Toliau. Trečias svečias iš 3, Alex Lockwood, iš Jungtinės karalystės berods, rašytojas ir aktyvistas. Aktyviai dalyvauja Extinction Rebellion judėjime. Taip pat ir Animal Rising judėjime, apie kurį aš netiek daug esu girdėjęs, tad tikrai bus labai įdomu išgirsti jūsų nuomonės apie šios klausimus. Taip, dėkoju Jungtinės karalystėje, esu netgi beje laive Jungtinės karalystėje, Londone. Taigi labai trumpai. Dėkoju Kalipso Nikolo. Buvo labai įdomu išgirsti projekto pristatymą. Įdomu išgirsti buvo tas smulkmenas, detalės. Tikrai matome gerą ambicijų lygį, drąsą matyti. Ir kita vertus, jeigu nebus rizikos, tai nebus ir sėkmės. Taip pat kalbėjote apie įtraukti, kalbėjote apie kritiką, kurios laukiate, kalbėjote apie politikus, mokslininkus, piliečius. Ir mes
Taip pat įtraukime beje ir muzikantus, menininkus, aktyvistus, kad visuomenė atkreiptų dėmesį į mūsų judėjimą ir negalėtų nekreipti dėmesio. Tad, pavyzdžiui, siūlėte, kad reikėtų festivalius rengti per visą šią kelionę, tai tikrai, manau, puikiai idėja. Mes bendradarbiavame su menininkais, bandydami rasti naują būdą, kaip užtikrinti geresnį mokymąsi per renginius. Jūs taip pat kalbėti apie vaizduotę, apie naują įsivaizdavimą, tai labai gerai. Dar vienas dalykas, aš pakomentuoti. Puikiai suprantu tą kalbą, kurią naudojate šiandien. Na, jūs kalbate su demokratijos aktyvistais. Visi, kurie surinko čia paklausyti, be abejo, jau yra judėjimo nariai. Manau, mums visiems labai svarbu taip pat ir pagalvoti, kokią kalbą supras kiti šiais laikais. Čia taip pat svarbu yra traukties elementas, kad tikrai ta kalba būtų suprantama, pavyzdžiai būtų suprantami. Taigi reikėtų šiek tiek atsitraukti galbūt nuo technokratiškos kalbos, nuo galbūt tokios specifinės demokratijos specialistų kalbos. Reikėtų atsitraukti šiek tiek, manau, labai tai būtų svarbu. Tikrai, manau, labai galimėtis keliauti daug, taip pat kalbėti apie miestus, kur keliausite, ir kalbėti apie visokius nedidelius mielus miestus, kur žmonės nori vykti, bet panašu, kad nekalbate apie skurdžias vietas, į kurias sunku nukeliauti. Ir aš raginčiau jūs kaip tik ten keliauti. Nors ir suprantu, kad projekto esmė yra įtikinti žmonės, taip pat įtikinti ir politinę klasę, institucijas, paremti šią naują idėją. Vis tiek manau, kad svarbu keliauti visur, iš traukumo perspektyvos. Toliau beje, ką sako Brett, labai svarbu yra bendra socialinė kova. Kad kampanija būtų efektyvi, reikia kelių elementų. Pirmiausia, mobilizacijos, reikia judėjimo iš pačios aukštyn, reikia taip pat ir žiniasklaidą įtraukti, reikia daug sklaidos, ir taip pat reikia kultūrinės erdvės. Taip pat manau, taigi, kad bendrai socialinė kova yra labai svarbu. Aš esu XR atstovas ir manau, kad tikrai labai svarbu, kad patys garsiausi balsai, kurie pasako už pokyčius, įsitrauktų. Taip pat džiaugiuosi, kad siekite tinkamą atstovavimą iš visos Europos, taip pat siekite įtraukti visus ir pabėgėlius, ir tuos, kas neturi pilietybės, tai tikrai labai svarbu. Nes toks tobulas modelis, kuomet 100 žmonių dalyvautų, ne visuomet pasiteisins, neįtrauks asmenų iš įvairių bendruomenių. Nes galbūt net jeigu grupė bendrai bus reprezentatyvi, vis tiek tam tikrų subgrupių atstovai galbūt nejaukiai jausis tam, nes su jiems bus sunku pasisakyti. Ir taip pat, baigdamas norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką politikoje kai kurie žmonės atsiduria trumpam, bet kultūra yra tai, kas mūsų buvo visą laiką. Tad svarbu, kad judėjimas būtų smagus, kad turėtų kultūrinį poveikį, kad išliktų kultūroje, tad tai padės įgauti daugiau postumų. Tiek, dėkoju. Dėkoju, Alex. Dabar taip pat turime klausimų iš piliečių ir siūlyčiau štai kaip toliau aptarti. Aptarsime galbūt po kelis klausimus iš pateiktų raštų, po vieną ar po du. Ir skirsime Kalipso ir Nikolo po kelias minutės šiems klausimams. Taip pat manau, kad bus ir praktinių galbūt klausimų, kuriuos reikės atsakyti. Taigi, tarkime, po 3 minutės galėsime skirti šiems klausimams ir taip diskutuosime, kad neliktų neatsakytų per daug klausimų. Taigi, daugiausiai balsų gavo klausimas. Lara Herrlich klausimas užduotas. Vokietijos piliečių iniciatyva dėl mitybos rekomenduoja mitybą, tam tikrus sprendimus dėl mitybos mokykloje. Tačiau matome, kad nors tai pasiūlymo apie tą Bundestagą, bet vis tik nėra numatyta nemokamų pietų mokyklose. Tad kila klausimas, ką daryti, kai vis tik politika neįsiklauso į piliečius. Tai labai svarbus klausimas. Galime tik žodžiu pirmiausiai Kalipso ir po to Nikolo. Galiau grįžime prie kitų klausimų.
Piliečiai negali priversti politikų įsiklausyti, kol nebus tos kovos ir judėjimo. Visi tą sako jau. Taigi demokratinė odisėja yra kampanija, judėjimas, kelionė. Čia nėra jokių garantijų. Dėl tai, koks bus poveikis. Apie tai kalbėjo Aleksian ir Brett. Ir tas klausimas, kad būtų tas dėl poveikio, tikrai nėra garantijų. Kita vertus, mes dedame pastangas, dirbame su institucijomis, jo institucijos dalyvaus, tiek savivaldybės lygių merai, pavyzdžiui, Atėnų meras dalyvaus, Atikos regiono gubernatorius, taip pat Europos politikai, taip pat ir iš Europos parlamento nariai. Manome, kad yra tam tikras procesas ir reikia įtraukti pakankamai politinės klasės atstovų, kad poveikis būtų. Bet mes nesame Europos Sąjungos rengiamas judėjimas, nes beje net ir kai jie rengia konferenciją, neaišku, koks yra galiausiai piliečių nuomonių poveikis. Vis tik odisėja ši demokratina yra pirmiausia apie visuomenę. Reikia įtraukti piliečius plačiaja prasme. Kad piliečiai galėtų pabendrauti, nepaisydami savo prastų ribų, nes Europoje tiek to nevyksta pakankamai dažnai. Būtent toks, manau, būtų pagrindinis poveikis. Aleksian kalbėjo apie jaunimą. Jaunimo bus daug atstovų asamblėje ir mes kad su Nikola šiek tiek patikime detalių apie tai, kad siekime traukti jaunimą iš Atėnų, turime projektą, kaip Atėnuose įsteigti jaunimo tarybą. Ir tuomet asamblėjos, kuri padės anksčiau Atėnuose nariai, jaunimas galėtų tapti tos tarybos vėliau pagrindu, tai būtų tam tikros sėklos pasėtos. Jie bendrautų su jaunais verslininkais Atėnuose ir kartu kurtų jaunimo tarybą. Taigi tokiu būdu mes bandome judėti pirmyn, mes bandome sėti tam tikras sėklas. Dėkoju Aleksian už išsakytą, dėkoju Alex už išsakytą paramą, Jungtinėje Karalystėje gyvenau ne vienus metus, Extinction Rebellion svarbus judėjimas. Taip, labai svarbu festivalis, svarbu, kad būtų smagu. Jimmy McKay iš UI projektų vadovas bendras valdybėmis, kad festivaliai vyktų. Norime, kad keliaudami tarp miestų atvežtume džiaugsmą. Atėnai moka festivalius surengti. Ir reikia tai, kad tai taptų asamblėjų dalimi. Man patinka Extinction Rebellion judėjimo požiūris, reikia bendrauti su vietos veikėjais, merais, menininkais, meno komandomis. Vis tik demokratija nevyks be muzikos, be plataus judėjimo, be to, jeigu tai nebus smagu, bet taip pat svarbu, kad diskusijos būtų gilios. Lieka dar daug klausimų, bet jau paliksiu juos kitam kartui. Would you like to add something, or Nikola, norite ką nors pridurti? Taip, porą sekundžių. Pirmiausia, asamblėja, tai turi būti panašu į net ir į maištą, neturi būti valdoma iš viršaus, tai turi iš apačios kilti. Ir tuomet asamblėja turi save matyti kaip judėjimą iš apačios į viršų. Būtent tai mums labai svarbu, taip pat ir numatant tą strateginį poveikį, kurio siekiame. Kas užduoda kampanijas, žino, kad nebūtinai įmanoma iš karto eiti prie didžiųjų pokyčių, kur siekiate, reikia kartais judėti palaipsniui. Būtent reikia turėti galvoje, kaip pirmiausia įvesti vietinius pokyčius, būtent vėl mes norėsime bendrauti su miestais, merais, miesto atstovais, kaip ir sakė Kalipso. Reikia kurti koaliciją su profsąjungomis, visuomenę, reikia įtraukti įvairius veikėjus į asamblėjas, kad asamblėjas taptų judėjimu ir plėstųsi ir tuomet jau galėtų turėti
didesnį poveikį. Ir tai iš dalies atsako ir tai, ką klausė Alex apie miestus. Tikrai neįmanoma nuvykti visas vietas, kur reikėtų nuvykti. Kartais reikia strategiškai atsirinkti, kur reikia pradėti, nes galbūt ne visur matome tinkamas sąlygas. Bet žinome, norime eiti toliau, rengti kitus projektus ir organizacijos taip pat net, pavyzdžiui, siekia keliauti į mažus kaimelius provincijoje. Bet kas man svarbiausia, didžioji problemos piliečių asamblėjomis, kaip jos dažnai rengiamos, ir tai, kad jos įvyksta, padiskutuoja, pateikia rekomendacijas ir išsisklaido. Bet jeigu politikai ignoruoja tos sprendimus, tai tuomet, asamblėjos nebėra. Kaip sureaguoti? Labai svarbu, kad piliečiai reaguotų į tai, ką sprendžia politikai, kad reaguotų į tai, ar rekomendacijas gyvendinamas. Tai labai svarbus elementas. Dėkoju. Jei galima, aš dar kai ką pridursiu, kol nepamiršau. Skaičiau klausimus čiate. Ir buvo klausima apie tvarkaraščius. Mūsų tato puslapyje yra labai daug informacijos. Ir taip pat rengėme naują platformą, ten bus numatyti grafikai tvarkaraščiai. Pirma asamblėja taip vyks Atėnuose, bet paskui bus dar kitas etapas. Jeigu norite sužinoti, koks yra tvarkaraštis, tai tuomet įsitraukite į tinklą, yra nuorodos, ten pamatysite kitus būdus, kaip galima įsitraukti. Taigi tiek apie tvarkaraštį, kiek buvo klausimų, o taip pat mačiau klausimų ir apie tai, kaip įtraukti šalis, kurios nėra, ar įtraukti bus šalis, kurios nėra ES narės. Tai taip, mes norime įsitraukti, nors tai yra sudėtinga dabar. Keletą bandome jau dabar įtraukti ir taip pat norim, kad judėjimas plėstųsi. Ir taip pat norime įtraukti ir kuo daugiau veikėjų ir aktyvistų iš Atėnų. Mums tai labai svarbu. Mes nemanome, kad tas asamblėjos turėtų būti visiškai nepolitiškos. Toliau, Aleksai, dar dėl miestų pasirinkimo. Ir ką sakė Nikola, tai be abejo būtų smagu asamblėją surengti kur nors ant kalno. Bet kodėl po Atėnų vyksime į Vieną? Nes ten mes turime draugų, kurie įsteigė NVO, Europos demokratijos sostinė, European Club Democracy, jie dirbo puikų darbą, turi demokratinį procesą. Jie siekia parinkti, kas bus toliau. Kas kitais metais bus Europos demokratijos sostinė. Pernai tai buvo Barcelona, šiemet Viena, nes jie vykdo daug demokratinių procesų. Ir būtent tol mes toliau vyksime į Vieną. Bet be abejo mes klausome ir visi svarstome, kaip atrinkti kitus miestus, kaip judėti toliau ir kaip keliauti. Eve here, who has a hand up, the others on the panel can do that too, who has a hand up, the others on the panel can do that too, if you want to say something to a question, we are very open and interactive here, you too. Would you get Eve in, and I would actually like Eve to give you, when you answer what you would say, and to give you a question that I think from the citizens is something that you could probably answer very well in terms of your general question about assemblies. Is Müller asked, what if people don't feel represented by the people who are selected to represent their group? And I imagine in a society such as a Bavarian society where we have two big parts and Oslo in the middle, not being felt represented. Didelės grupės ir vieni iš jų jaučiasi neatstovaujami. Gerai, aš labai trumpai norėčiau pakalbėti apie maitinimą. Šiuo metu piliečių asamblėjos yra atskaitomybės mechanizmai. Mes sukūrėme ir politikai atsako raštu į visas rekomendacijas, tačiau ko trūksta, kartais trūksta ryšio su kitais veikėjais. Pilietinės visuomenės grupės dirba šiuo klausimu ir šitas direktyvas, šitas rekomendacijas ima ir panaudoja kaip spaudimą politiniai sistemai. Kalbant apie piliečių asamblėją, tai nėra jos
tik tai skirtos tam, kad kovotų už tam tikras rekomendacijas. Tai yra žmonės, kurie padaro savo funkciją ir grįžta namo, bet jeigu mes paimtume Airijos atvejį, tai matėme, kad tai buvo labai daug moterų judėjimų. Airijoje vyko daugybė kitų dalykų, taigi piliečių visuomenė išjudino kitą visuomenę ir tai buvo didžiulė galia, nes moterų judėjimai ir kiti galėjo parodyti pirštu į pilietinę asamblėją. Taip pat buvo prisidėta gairėmis ir žinome, kad žiniasklaida taip pat yra įtakojama asamblėjų. Būtų puiku, jeigu Vokietijos Tagesschau žurnalas galėtų paklausti piliečio, tai yra politiko, jūs turėjote piliečių asamblėją ir jūs prioritetą nustatėte tokiems klausimams. Aš manau, kad piliečių asamblėja Vokietijoje netgi kaip prioritetą nustato, kad mums tai yra pati svarbiausia rekomendacija ir visą tai mes ignoruojame. Tai yra darytum spaudimas politikui. Jeigu to nėra, tai mes toliau tęsime darbą tam tikroje tuščioje erdvėje, jeigu mes į tai neįtrauksime žiniasklaidos ir socialinių judėjimų. Taigi mes turime parodyti, mes turime tikėtis politikų gerosios valios ir kartais mes norime piliečių indėlio parlamentuose. Tai yra puiku, tačiau mums tai priklauso ir nuo mūsų politikų geros valios. Ir mes iš tiesų turime sukurti tokį spaudimą aplink tai, ką gali dar duoti rekomendacijos. Galbūt ir taip pasisakiau. Jeigu žmonės nesijaučia, kad jiems atstovaujama, tai kiekvienas žmogus gali jaustis, kad jam neatstovaujama, neatstovauja kažkokia tai grupė, kuri čia sėdi. Kaip jau sakiau, aš labai ilgai dirbu, aš visada kėliau žmonėms iššūkius. Piliečių asamblėjos nėra tobulos, turbūt ir Brek gali pripažinti, kad visada yra kažkas geresnis, kad yra išimčių, tačiau labai retai yra labai nedaug tokių atvejų, kai yra dalyvaujama, yra labai didelė įvairovė, yra 2 etapų piliečių asamblėjos, yra stratifikavimas. Jeigu paimtume Bundestagą, tai 40% yra advokatai ir politinių mokslų magistrai. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į daugelį parlamentų, tai netgi pasižiūrėkime, kokia lyčių lygybė tenai, niekam nereikia dabar galvoti apie kažkokią pilietinę asamblėją, kuri būtų tobula. Gali jaustis, kad tau neatstovaujama. Tačiau yra ir geresnių dalykų. Be abejo, turime padaryti daugiau darbo ir mes kalbėjome, kad mes susitarėme dėl tam tikrų vietų, kur mes galime suburti piliečius. Tačiau taip pat tai susiję ir su ištekliais. Tai yra puikus mūsų pastangų ir išteklių klausimas. Dabar norėčiau žodį sudėti Aleksui ir Artui galbūt po minutę ir dar turime 2 politikus kažkur čia užkulisiuose. Mes kalbame apie tai, kas nutinka, kai politikų nesiklausoma, tai turime juos išklausyti. Ačiū, Maksai. Be abejo, teisingai pasakė kolega dėl to, kad mūsų labai aktyvi pilietinė visuomenė su labai aiškiamis pozicijomis ir rekomendacijomis. Tačiau kokia yra iš viršaus į apačią sistemos nauda, kai vyriausybė nustato, suteikia galimybę gauti atsakymus į žmonių klausimus. Vienas iš iššūkių yra tai, kad vyriausybei ir parlamentui yra suteikiami sprendimai, kaip išspręsti tam tikras problemas. Reikia nepamiršti tam šitų klausimų, kaip politinių lygmenių yra dirbama su mumis. Mes nepradedame piliečių asamblėjos tol, kol mes neišsiaiškiname, kas vyks iki pat galo. Ir mes dabar
žiūrime į rekomendacijas ir svarstome, kaip paprašyti vyriausybės formaliai atsakyti. Kiekviena vyriausybė turi būti atsidavusi parlamento rūmams ir jeigu yra nepriimamos piliečių rekomendacijos, reikia pateikti priežastį, kodėl taip neatsitiko. Tai labai svarbu. Ačiū. O dabar pereisime prie parlamentarų, Europos parlamentarų Daniel Freund ir Helmut Scholz. Džiugu, kad abudu esate čia ir norėtume jūs čia pristatyti. Daniel prieš būdamas išrinktas į parlamentą dirbo Transparency International organizacijoje. Dabar jis yra Europos parlamentaras, atstovauja žaliųjų frakciją ir yra labai aktyvus, dalyvaudamas Europos ateities konferencijoje ir atstovauja žaliuosius Europos parlamente. Labai malonu bus jūsų išklausyti. Ačiū, Maksai. Dėkoju visiems, kad mane pakvietėte. Smagu matyti Helmutą ir kitus pažįstamus. Aš diskusiją sekiau ir be abejo atsižvelgiant į demokratinę būklę daugelį mūsų šalių ir ES lygmenių mes matome, kad formuojasi nauji piliečių dalyvavimo būdai ir mes apie tai turime daugiau kalbėti. Labai svarbu, kad mūsų demokratija liktų gyva ir labai svarbu prisitaikyti prie naujų iššūkių, kurie mus supa. Aš asmeniškai labai mėgstu piliečių asamblėjas ir mes kalbėjome, sakėte, kad aš esu Europos ateities konferencijos valdyboje ir be abejo, kai tik pradžioje pradėjome kalbėti apie tai, Europos parlamentas nieko nežinojo, kaip tai gali atrodyti. Tačiau mes užtikrinome, kad egzistuoja piliečių asamblėjos 4, jos yra šios konferencijos dalis ir iki šiol tai buvo didžiausios asamblėjos, kurios yra vykusios ir mums pavyko suorganizuoti šias konferencijas. Stephanie minėjo šiek tiek apie tai. Tam tikrą prasme klausimas, kiek sėkminga buvo tokia konferencija, arba tiksliau, kokia sėkminga ji bus, tai dar nėra įspręstas. Ir po to, kai konferencija buvo baigta, kai buvo pristatytos piliečių rekomendacijos plačiai visuomeniai, Ursulai von der Leyen, Emmanueliui Macronui ir taip toliau, tai du bendrapranešėjai stengiasi šias rekomendacijas paversti sutarčių pakeitimais. Ir mes, ką pristatėme konstitucinių reikalų komitetui, tai buvo labai kruopštus darbas. Tai yra viskas apibendrinta, kas buvo aptarta konferencijoje ir tai, kas galiausiai parlamente buvo priimta, buvo nutolę nuo to. Mes turėjome kelis pagrindinius aspektus, dėl kurių mes kaip pranešėjai buvome susitarę ir paskui mes šiuos aspektus parlamento plenarinėje pavedėme. Taigi visa tai, kas buvo priimta, buvo ne taip ambicinga ir ne visiškai atitiko piliečių rekomendacijas. Tačiau mums buvo dar sunkiau pradėti sutarčių pakeitimo procedūrą. Mums reikia tai įgyvendinti. Taryboje vyriausybės priėmė mūsų pranešimą praėjusių metų lapkritį ir apskritai atsisakė apie tai kalbėti. Pusė vyriausybių sutarė, kad mes šioje procedūroje turime žengti sekantį žingsnį, tačiau po to niekas neįvyko. Ir tai yra viena iš didžiausių rizikų.
Jūs sakėte, kad Airijos asamblėje jums labai pasisekė, nes iš pat pradžių buvo aišku, koks bus rezultatas. Taigi visi šie piliečiai, kurie susirinko į asamblėją, žinojo, kad Airijos piliečiai galės nuspręsti dėl galutinio rezultato. O mes pačioje pradžioje tokio atsidavimo neturėjome, kai prasidėjo Europos ateities konferencija. Ir Kalipso ir visi kiti, kurie dalyvavo šioje Odisėjoje, dar turėjo mažiau įsipareigojimų pasiekti kažkokių rezultatų. Ir tai yra tam tikras pavojus. Ką mes su tą konferencija padarėme ir ką mes matėme, kas vyko diskusijose su pilietinė visuomenė, tai tam tikrą prasme tai padėjo mums pasiekti svarbių dalykų. Man kaip politikui pavyko tai stebėti, visą šį procesą stebėti ir padėjo tai man suformuoti savo nuomonę. Aš galvoju apie daugelį šitų klausimų, kurie kyla per diskusijas, per kampanijas. Taip, kyla didžiulė rizika, kad iš to nieko neišeis, tačiau galiausiai tai gali virsti ir kažkuo, kas piktins piliečius. Ir aš būsiu investavęs visą savo laiką ir energiją, savaitgalius dirbdamas su šiomis rekomendacijomis, o iš to paskui nieko neišeina. Vokietijos piliečių asamblėjos taip pat buvo minėtos. Žinote, tai yra tema, kuri labai aktuali, kai daugelį šalių vyksta piliečių asamblėjos, tačiau jos negali tapti politikų pasiteisinimu. Yra, kad jūs piliečiai čia galite kalbėtis savo asamblėjose, o mes nieko nedarysime. Nes tada piliečių asamblėjų struktūra būna labiau piktinanti, nei kad aš apskritai ketinau pasiekti. Aš norėjau paskatinti piliečių dalyvavimą, padaryti visuomenę labiau dalyvaujančią demokratiniuose procesuose. Kadangi asamblėjos yra gana izoliuotos, mes turime galvoti apie kitokias tiesioginės demokratijos priemonės, apie referendumus ar kažkokiu kitų būdų įtraukti tai į parlamentinės ar kitas demokratinės procedūras, kad pasiektume gerą rezultatą. Aš tikrai su dideliu susidomėjimu stebėsiu, ką jūs veikiate. Noriu palinkėti jums visokeriopos sėkmės, tačiau baiminuosi, kad mūsų laukia dar ilga kova, kad mums pavyktų kažką su rezultatais nuveikti. Ačiū. Thank you very much. Na, Helmutą jau pristatėte, iš principo, taigi smagu. Helmutas Šolcas jau nėra parlamentaras, jis grįžo į paprasto piliečio vadus. Jis parlamentaru buvo 15 metų, dirbo kairiųjų flangę. Jis aktyviai dalyvavo prekybos politikos ir demokratijos srityse ir priklausė, buvo tarp tų 6 Europos parlamentarų, kurie norėjo įgyvendinti rekomendacijas. Taigi, taip, aš esu dabar kaip ir paprastas pilietis, labai džiaugiuosi, kad mane pakvietėte. Turiu pasakyti, kad demokratinė Odisėja yra didelė pilna iššūkių užduotis. Ir tai stimuliuoja, nes nori sukurti tam tikrą dalyvavimo struktūrą ir padėti piliečiams pasisakyti. Ir aš iš savo patirties Europos parlamente žinau, kad COFE rezultatai buvo riboti.
parlamentarai nepamiršo šios užduoties, parlamentas priėmė rezoliuciją, tačiau ją dar vis turi patvirtinti taryba. Nieko nėra pavojingesnio demokratiniam piliečių suvokimui, jei ignoruojamos jų idėjos. Tai pasakytina ir ES lygmeniu, ir nacionaliniu ar vietiniu lygmeniu. Todėl visose 27 valstybėse narėse yra didžiulė kebli situacija susidariusi. Kaip sakė Kalipsė, multiple crises Europe brings a lot of questions to citizens. Europoje yra krizių ir tai kelia piliečiams nemažai klausimų. For exchanging views, for discussing, galbūt reikia daugiau bendradarbiavimo ir keistis nuomonėmis, kad žinotume, kaip mes suformuosime mūsų realybę. Ir kaip vienas iš dalyvių minėjo, profesoriaus Manfred knygą apie demokratijos vaidmenį. Ši knyga tikrai labai paskatinanti, tikrai rekomenduoju visiems ją perskaityti. Mes apibrėžėme demokratiją. Todėl visiškai sutinku su tuo, ką jūs pasakėte per diskusijas, kad atskaitomybė turi būti aiški nuo pat pirmo momento, kai mes kuriame tokias piliečių asamblėjas. Ir tuo labiau, jeigu tai yra nuolatinė piliečių asamblėja ES lygmeniu. Koks yra ryšys su kitomis demokratinės visuomenės struktūromis? Kai kalbame apie reprezentacinės demokratijos, atstovaujančios demokratijos institucijomis, pavyzdžiui, visokios profesinės sąjungos, piliečių judėjimai ar įvairias piliečių iniciatyvas. Turiu pasakyti, kad nuo pat pirmo momento turėtume galvoti apie tai, kaip mes apibrėžiame tokių piliečių asamblėjų vaidmenį ir atskaitomybę, nes tai paskatins piliečius prisimti atsakomybės už dalyvavimą, darbą, įtaką ir prašymą atsiskaityti. Ir Kalipsė minėjo demokratinės Odisėjos platformą. Manau, kad tai labai svarbu. Turėtume naudoti naujas technologijų formas. Turime šiandieną labai daug vertimo, taigi galbūt galėtume panaudoti tokią platformą kaip papildomą priemonę, kuri tokiose konferencijose kaip dėl Europos ateities galėtume panaudoti piliečių labui, kad jie galėtų aptarti įvairius dalykus, kad tai būtų nenutrūkstamas diskusijų procesas tarp piliečių visose 27 valstybėse narėse. Galbūt bus daugiau žmonių šalių, kurios norės prie to prisijungti. Galbūt bus kitų regionų, kurie žiūri į Europą, stebi, kaip jį vystosi, žiūri, koks yra žmonių solidarumas. Ir galbūt aptarinės, stebi, kaip aptarėme mūsų ekonomikos performavimą ar aplinkosaugos klausimus. Demokratija labai artimai susijusi su ekonominė realybė. Todėl mes turėtume aiškiai pasakyti, kad realybę reikia pakeisti tam, kad užtikrintume demokratinę ateitį ir išsaugotume mūsų ateitį ir paprastiems piliečiams. Thank you so much, Helmut.
about. I really like that. There's so a lot Dėkoju. to think and to talk about. I really like Taip, that labai there's so džiaugiuosi, many kad tiek different daug išsakyta angles to look nuomonių at ir this iš and so įvairių many pusių questions. Also žiūrima then also šis citizens actually klausimus. comment on what you have said. Turime beje And maybe have now 51 51 klausimą questions, you know, iškeltą piliečių, visi all puikus, excellent bet questions. dėja We're negalėsime not visus atsakyti. going to be able to go through all of them, but Bet mes we ir as a bendra kind of Odisėjos Odyssey komanda team and going forward, we'll use them, we'll look at them because they are irgi important. atkreipdėmėsi į šios klausimus, gal net ir Atėnų piliečiai prieš asamblėją norės pasidaryti šiais klausimais ir dėmesį tai, ką žmonės kalba apie pasirengimą. Toliau, suteiksiu dar žodį kitiems, kada norėtų pasakyti, kad galėtų sureaguotų. Kalipso berods norėjo pasakyti. Taip pat norėčiau užduoti klausimą, kurį kelia daug kas be iš piliečių. Ir trumpesnį perskaitysiu. Taigi, kėlė klausimą Tim, ar gali būti, kad piliečių tarybos taps politinių sprendimų priėmimo proceso dalimi artimiausioje ateityje, per, pavyzdžiui, 5 ar 10 metų. Kalipso. Calypso, one chip in. You said that we have all these questions and they're wonderful. You said that we have all Sakote, these kad yra tiek daug questions and they're klausimų ir tikrai wonderful. puikus, aš taip pat beje bandau tuo pačiu metu ir klausytis, tai kas pasakyta, taip pat atsakinėti tos klausimus. Matau, Nikolo taip pat atsako ir komandos nariai kiti. Taigi į klausimus reaguojama, kalbant. As we speak, and we will continue to do so. Yra taip pat ir labai konkrečių klausimų. Max labai gerai žino, kad taip pat darysime transliaciją. 2 savaičių per asamblėją vyks transliacija, tad stebėkite naujienas, tokiu būdu galite visi įsitraukti. Taip pat Andra Gaibach pasidalino nuorodą į naują platformą. Taip pat dėkoju už tai, kad Helmutas pabrėžė, kokios svarbios šios naujos priemonės. Taip, vietinė asamblėja, nauja platforma, realus ir virtualus pasaulis, viskas sujungti sudėtinga. Ir mes, darome eksperimentą, darome, ką galime. Ir stebėsime, kas iš to išeis. Bet be abejo, visos jūsų idėjos mums yra labai svarbios. Tad visi, kas susidomėjo šią mintimą ar jaučia entuziazmas, galėtų prisijungti. Manau, kad Eve jau labai plačiai pakomentavo poveikio klausimą ir kaip tą poveikį užtikrinti. Labai aiškiai jūs sakėte, kad vis tik demokratija yra daugia prasmė, daug elementų turinti. Būtų sunku įsivaizduoti, kad būtent piliečių asamblėja sutvarkys visus klausimus, viską išspręs. Bet šalia to yra referendumai ir Europos piliečių iniciatyva. Alex kalba apie įvairius judėjimus, taip pat Extinction Rebellion, taip pat buvo kalbėta apie moterų judėjimus. Manau, kad taip pat svarbu yra kurti demokratinius įpročius dar mokykloje. Taigi, negali piliečių asamblėja visko padaryti. Mes kalbame apie tam tikrą ekosistemą ir asamblėja bus ekosistemos dalis. Daniel gerai pakomentavo. Negali būti, kad šis sprendimas taps tik tais figos lapeliu, kurio politika prisidengs ir apsimes, kad klausosi piliečių. Ne. Mes turime vieną vertus padaryti realų poveikį politikai, bet kitas mums reikia ir vieniems kitus paveikti, piliečius paveikti. Paveikti tai, kaip, pavyzdžiui, svarstomi klausimai yra kokie nors namų savininkų asociacijoje. Taip pat buvo geras klausimas apie tai, kad reikia įkvėpimo žiūrėti ir už Europos ribų. Be abejo. Be abejo, tikrai mes per kitą asamblėjų projektą apie tai kalbėsime, bet mes jau ir dabar remiamės kitų šalių patirtimi. Pavyzdžiui, Brazilija jau labai
Europoje ir kitų yra vietovių. Ir mes tikimės, kad mes įsitrauksime į tą pokalbį, kuris jau vyksta. Yra įvairių tinklų ir mes ne vieninteliai. Mes siekiame apjungti tos tinklus, įtraukti. Taip pat aš norėčiau padėkoti ir Clemens už iškeltą idėją, kad reikia bendrauti vietoje su kitomis piliečių asamblėjomis. Tikrai labai gera mintis. Ir tikrai plėtosime šias mintis toliau, kai kursime šį procesą jam jau vykstant. Dėkoju, Kalipso. Ar yra daugiau reakcijų iš dalyvių, iš pranešėjų, ar norėtumėte sureaguoti? Pakelkite ranką. Aleks berods turėjo komentarų. Aleks norėtų pakomentuoti? Matau, Art pakėlė ranką. Prašau, Art. Paskui vėl prie kitų klausimų. Just a quick couple of comments and maybe just porą trumpų komentarų. Ir tokia gal pozityvesnė šiek tiek pozityvus komentaras. Nes buvo taip pat skita gana niurių elementų, niurių dalykų apie asamblėjų perspektyvas. Taigi, Airijos vyriausybė rengė piliečių asamblėjas po krizių. Finansų krizė, pavyzdžiui, Airijoje buvo labai sunkus laikas. Mes tai tekome finansinės nepriklausomybės, situoja daug kitų dalykų. Ir tuomet politinė sistema tomis sąlygomis suprato, kad nebeįmanoma dirbti toliau taip, kaip buvo dirbama iki tol. Tradiciniai įrankiai nebeveikia. Tad tai buvo proga kurti naują politinę sistemą. Taigi, manau, reikia pasinaudoti krizėmis, kurios vyksta, nes tai tampa galimybė. Ir taip pat buvo klausimas dėl atstovaujamumo. Žmonės skundžiasi, manydami, kad per diskusijas neatstovavimas jų požiūris, bet nebūtina dalyvauti asamblėje fiziškai, kad būtų atstovavimas pozicija. Galima, pavyzdžiui, pateikti nuomonę per internetą, galima TikToko filmuką parengti. Mes viską skaitome, viską stebime, kas pateikiama, ir jeigu išklausę tas nuomonės, manome, kad jos bus labai vertingos asamblėjai, tai kviečiame atvykti į vietą. Svarbu užtikrinti, kad visi piliečiai šalyje jaustų, kad jų nuomonė bus išklausyta ir išklausome ne tik tai 100 piliečių, kurie susirinko į salę. Dėkoju. Dėkoju. Aleksas berods buvo pakėlęs ranką, tad suteiksiu žodį. Taip, puiku, ačiū. Sure, great, thank you. I did answer. Buvo kelti klausimai. Aš jūs reaguoti vieną iš klausimų, kuris buvo keltas. I think adding to the negative side of things, but nenoriu labai negatyviai kalbėti. If we're following the science around the climate collapse and the fact, pastebėsime tai, ką mokslininkai sako apie klimato krizę, maisto sistemų kolapsą, kuris laukia, tai kyla klausimas, kas dar svarbu, tai kad asamblėjos taip pat pasidalintų ir išgyvenimo žiniomis visoje Europoje. Nes tie žmonės, kurie bursis priimti sprendimus vietoje, jie vėliau spręs išgyvenimo klausimus. Aš gal toks labai negatyvus komentaras, o dabar pozityvesnis. Ir Artas labai gerai tai pakomentavo. Socialinės žiniasklaidos taip pat yra ir tam tikras vaidmuo, kuris galbūt negatyvus per dezinformaciją. Ir piliečių asamblėjos yra kovos su polarizacija priemonės. Nes žmonės surenkami vieną vietą, kur gali saugiai priimti sprendimus, net tada, kai nesutarė. Tad viskas, visi būdai, kuriais galime užtikrinti entuziazmo sklaidą, kad būtų palaikomi tokie saugus diskutavimo būdai nauji, viskas yra svarbu, reikalinga ir puikus darbas. Tad mūsų judėjimas taip pat rems to sklaidą. Dėkoju. Dėkoju, Aleksai, taigi liko jau pastas kelios minutės ir dar norėčiau suteikti žodį piliečiams, kurie kėlė rankas. Ir aš beje abu pažįstu iš ankstesnių susitikimų, Europe Calling ir Part of the People renginius. Sveiki sugrįžę.
This is first Valentiną Balzani pirmiausia, paskui Eka Kunik. Išklausysime, ką pasakys Valentina pirmiausia. Valentina. Can you all hear me? Veikia, ar visi mane girdite? Ready? Can you all hear me? Yes, we can. Let's shoot. Okay. Hi. Thank you very much for giving me the floor and it's nice to see džiugu matyti pažįstamus veidus. Yeah, on the video. And I would unexpectedly Norėčiau sureaguoti tai, ką sakė Alex, ir pratęsti, nes iš savo patirties galiu pasakyti, kad jūs galbūt to žinote, bet aš pati esu buvusi ir pilietė dalyvė, ir ambasadorė konferencijos dėl Europos Sąjungos ateities. Ir mes, kas ten dalyvavome, perėmė visus įsitraukimo etapus. Nuo entuziazmo pradžioje, paskui buvo susierzinimas, nepasitenkinimas, nes nepavyko tarsi suvaldyti tos krypties ir užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į mūsų pasiūlymus. Taigi, šios pusės buvo daug džiaugsmo, entuziazmo ir galios pajutimo iš tos pusės. Buvo ir daug nusivylimo ir frustracijos, nes nepavyko užtikrinti, kad būtų laikomasi to, kas buvo priimta. Tačiau dabar yra ir platforma sukurta, galima stebėti, kokie yra tolesni veiksmai, kaip reaguojama į pasiūlymus, kaip jie įgyvendinami. Taip pat, norėčiau prisidėti prie Alekso pasiūlymo, kad reikia įtraukti žiniasklaidą, remti, nes vis tik asamblėjos neturi būti vieta, neturi būti scena, žmonėms pasirodyti, bet reikia, tai turi būti vieta, kur galima gauti paramą ir pasidalinti savo pozicijomis. Asamblėjos turi padėti vyriausybėms priimti gerus sprendimus. Tai yra svarbus dalykas. Toliau, žvelgiate į žemesnį lygmenį, labai svarbu tinkamas bendravimas su nacionalinėmis vyriausybėmis. Pavyzdžiui, kalbant apie konferenciją dėl Europos ateities, daug valstybių narių ir jų vyriausybių nerėmė piliečių, nepakankamai rėmė piliečius, kurie dalyvavo procese. Ir tai sumenkino iniciatyvas ir pasiūlymus. Mano požiūrį, dėkoju Valentina už komentarus, tai labai svarbus komentarai. Erika Kunik toliau. Prašau. Elke, you should be able to unmute yourself now. Elke, you should be able to unmute yourself now. Panašu, kad kažkas neveikia. Liko tik 4 minutės iki pabaigos, tad turbūt teks jau vis tik baigti šį renginį po truputį. Be abejo, visi supratome, kad būtų galima dar ilgai kalbėti. Taip pat beje bus ir ateityje kitų galimybių pasakyti, o dabar steiksiu žodį Teonai apibendrinti. Dėkoju, Max. Thank you, Max. So before we finish, I think Nicole also has a couple of dėkoju. Ar vertimas girdimas anglų kalbos kanale? Taip. Okay. Thanks so much for all of the contributions. It's been said in different kinds of pasisakymus. Norėčiau pakartoti dar kartą, kad demokratinės odisėjos yra bendras tikslas. Atsiprašau, berods vokiečių kalba girdime anglų kalbos kanale. Taigi, labai svarbu užtikrinti demokratinės ekosistemos klestėjimą Europoje, kur būtų priimami sprendimai. Ir asamblėjos yra tos ekosistemos dalis, bet ne vieninteliai elementai. Reikia apjungti įvairias demokratinio dalyvavimo formas įvairiais masteliais, taip pat įtraukti ir Europos ir nacionalinį lygmenį, o ten kol kas yra mažiausiai padaryta pažangos.
kinds of Ten reikia labiausiai plėsti demokratijos procesus ir būtent demokratijos Odisėja į tą lygį ir bando kilti. Visi šių puikių diskusijų dalyviai padės kurti šią ekosistemą, nes mes negalime suvaldyti visų sąlygų, kur reikia tą ekosistemą suklestėti. Mes tikrai negalime per daug pažadėti iš to, ką galima pasiekti, bet manau, kad vis tik galime tikrai sakyti, kad turim galvoje pasaulio padėtį ir tą aplinką mūsų, kur esame, vis tik tos politinės sistemos, kurios yra statiškos, nekinta ir neskaidrios, susidurs su problemomis. O mes siūlome radikalų skaidrumą, radikaliai įtraukti, radikalų dalyvavimą ir tai toks modelis bus vis labiau patrauklus. Kaip sakė Aleksas, šis modelis gali tapti visiškai būtinu. Tad mes pradame Odisėją dabar ir manau, kad tikrai galime tikrai pasakyti, kad judame gerą kryptimi, net jeigu ne iki galo aiški ta galutinė stotelė, kurią sieksime pasiekti. Dėkoju Nikolo, dėkoju visiems dalyviams, dėkoju už aktyvias diskusijas, dėkoju pranešėjams, dėkoju piliečiams, taip pat dėkoju ir vertėjams, kurie padėjo bendrauti ir įveikti kalbos barjerus. Be abejo, ketvirtadienį vakare yra daug ką veikti, bet aš labai džiaugiuosi, kad pasirinkote atvykti, diskutuoti apie demokratiją. Ir nebijau, kad susitiksime ir per kitą ateinantį seminarą. Taip pat noriu pasiųsti žinią Odisėjos dalyviams, kad tikrai džiaugiuosi, kad prisijungėte ir tikiuosi, kad tai buvo jūsų pirmas žingsnis toje Odisėjoje ir susitiksime 23 spalio dieną. Tai bus renginys Darbuotojos Odisėjos dalyviams, planetos renginys, kur aptarsime susitikimo Atėnuose visas detalės. Taigi dar kartą visiems dėkoju, iki greito pasimatymo. Iki. Visiems gero vakaro. Thank you. Bye. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye.